Sveiki, šiandieną jums noriu parodyti, kaip pasisiūti pasvirusią kelnių kišenę. Turime priekinę detalę su atkirptu jau kišenės kraštu, išorinis kelnių maišelis, ant kurio yra pažymėta pasiūtos kišenės uždėjimo vieta. Taip pat turim vidinį kelnių maišelį. Kelnių maišeliui rekomenduoju naudoti arba tvirtesnį pamušalą, arba ploną drobelę, arba ploną liną. Jisai gali būti į spalvą arba šiek tiek kontrastingas, šito vidinio kelnių maišelio nesimatys. Turime jau pasiruošę kišenės angos apsiuvą. Pirmiausiai pradedam nuo to, kad pasiklijuojam kišenės angos kraštą. Mes būtinai jį turime paklijuoti klijiniu įdėklu arba klijiniu valu tam, kad siuvant kišenę jisai neišsitampytų. Labai jums rekomenduoju, kai kirpsite iš klijinio įdėklo šitą juostelę, pas mane jos plotis yra 1 cm, ją reikia išsikirpti tokia kryptimi, kad nesitampytų, nes klijinis audinys jisai irgi viena pusė tamposi, o kita ne. Mūsų kišenės prisiuvimo siūlė jau eis per klijinį įdėklą. Išsikirpau ir pasiruošiau apsiuvą, kurį prisiuvinėsime prie kišenės viršutinio krašto. Apsiuvas, atkreipkite dėmesį, kad jis yra iškirptas pagal priekinės detalės kraštą. Apsiuvo plotis yra nuo 4,5 iki 5 cm. Prie paklijuoto apsiuvo, kuris yra irgi paklijuotas taip, klijiniu įdėklu, kad nesitemptų. Jums rekomenduočiau, kerpant apsiuvą, jį išsikirpti tokia kryptimi, kad jis taip pat nesitampytų. Vadinasi, metmenų kryptis eina lygiagrečiai apsiuvo kraštui. Prie apsiuvo išorinio krašto mes prisiuvinėsime vidinį kišenės maišelį. Prisiūsime jį 1 cm pločio siūle ir siūlę apmėtysim. Nepamirškite siūlės pradžioje ir pabaigoje daryti užtvirtinimus. Užtvirtinimo ilgis yra nuo 7 mm iki 1 cm. Skaičiuojant pagal dygsnius, tai yra 3-4 mašinos dygsniai standartiniai. Standartinis dygsnio ilgis yra 2,5 mm. Kai susisiuvame kišenės maišelį ir apsiuvą, šitą užlaidą reikės apmėtyti. Apmėtysime iš apsiuvo pusės, todėl kad užlaidą po to mes nulyginsime į kišenės maišelį. Taip yra daroma tam, kad matytųsi overloko geroji pusė. Apmėtę kišenės maišelio ir apsiuvo susiuvimo užlaidą, ją nulyginame į kišenės maišelį. Galima per šitą užlaidą nupeltakiuoti iš kišenės maišelio 1 mm pločio siūlę. Kadangi tai yra nesusiuvimo, o apdailos peltakis, jį galima dygsnį pasididinti nuo 3,5 iki 4. Pasiruošėme kišenės apsiuvą su kišenės maišeliu, jį prisiuvame prie priekio detalės. Sudedame juos tarpusavyje gerosiomis pusėmis į vidų. Sutapdiname kraštą, jį suseksime adatėlėmis ir susiūsime 7 mm pločio siūle nuo viršutinio krašto iki šoninio. Kai susiuvam apsiuvą ir kišenės maišelį prie kišenės krašto, verčiam kišenės maišelį į blogą pusę ir darysime persilenkimą. Darom 1 mm persilenkimą iš pagrindinės priekio detalės ir išdaigstom kišenės kraštą įstrižais dygsniais. Dygsnius stengiamės neužtraukti. Mūsų tikslas, kad persilenkimo 1 mm būtų visur vienodai matomas
ir iš gerosios pusės apsiuvas neišlystų. Išdaigstę kišenės kraštą mes būtinai turime jį prilyginti, o po to darysime apdailos peltakį atstumu per pėdelę, tai yra 7 mm nuo kišenės krašto. Turiu jums vieną patarimą. Jeigu jūs ar siuvate, ar daigstote, stenkitės neištampyti šito krašto, todėl kad tai yra įstriža kirpimo linija iš priekio detalės ir ją ištampyti, ypatingai lyginant, yra labai paprasta. Nusiuvę kišenės apdailos peltakį, darome kišenės įtvirčius. Viršuje įtvirtį darysime 2 cm atstumu nuo viršutinio krašto. Žymime kišenės įtvirtį ir įtvirtis bus siuvamas, pradedant nuo išorinio krašto iki apdailos peltakio, į priekį, atgal ir dar kartą į priekį. Nusiuvę viršutinį kišenės įtvirtį, matuosime antro įtvirčio vietą. Kišenės angos plotis yra nuo 16 iki 17 cm. Atidedam 17 ir vėl siūsime įtvirtį statmenai kišenės angai. Noriu jums dar kartą priminti, kad viršutinis ir apatinis kišenės įtvirčiai yra daromi per visus sluoksnius. Jie yra matomi taip iš blogosios pusės ir iš gerosios pusės. Pakol kas kišenės angos neatsegam, apsiuvinėsim kišenės maišelius. Kišenės maišeliai bus apsiuvami 1 cm pločio siūle nuo viršaus, nuo viršutinio krašto, eisim lygiai pagal kišenės formą ir susiūsime iki šitos vietos, iki šoninės siūlės. Siūlau jums pirmiausiai kišenės maišelius susisiekti tarpusavyje. Kai segate kišenės maišelius, rekomenduočiau smeigtukus segti pakankamai tankiai, todėl kad maišelių forma yra užapvalinta ir siūti apvalę siūlę yra pakankamai sudėtinga. Manęs dažnai studentai klausia, ką man daryti, kad kišenės maišeliai vienas su kitu sutaptų, būtent per va šitą va liniją, o jie ir turėtų sutapti. Nuo pradžios iki pat pabaigos. Turėčiau jūs nuraminti. Siuvėjiškos karjeros pradžioje dažniausiai jie nesutampa. Kuo ilgiau jūs siūsite, tuo maišeliai labiau sutaps. Taip, kad nenusiminkit. Viskas yra įgūdžių klausimas. Jeigu mėgstate kišenėse nešiotis raktus arba kitus smulkius aštrius daiktus, galite kišenės maišelį prasiūti 2 kartus. Siūlės bus viena nuo kitos per atstumą per 1-2 mm. Apsisiuvę kišenės maišelį galime išsitraukti smeigtukus. Ją prasiuvome nuo viršaus iki šoninės siūlės ir atkreipkite dėmesį, kad mes čia ją susisiuvome tiek, kiek mums leido kišenės apdailos peltakis iki šitos vietos. Gavosi nedidelis atstumas. Galite nepergyventi, šita vieta įeis į šoninę siūlę ir kišenė užsisiūs. Skylės kišenėje nebus. Kai tai padarėm, žiūrim, siūlė tvarkinga, mūsų maišeliai vienas su kitu sutampa, galime apmėtyti maišelių susiuvimo siūlę, apmėtome abi užlaidas kartu iš šitos pusės. Na štai ir mūsų pasiūta gražioji kelnių kišenė su įtvirčiais viršuj ir apačioj, su gražiu apsiuvu ties kišenės kraštu. Kišenės maišelis bus giliai kišenės viduje ir jo nesimatys. Taip atrodo mūsų vidinė kelnių dalis. Be abejo, jūs galite siūti ir paprastesnė kelnių kišenė ir kišenės maišelį prisiuvinėti lygiai prie kišenės krašto. Tai dažniausiai darom, kai
viršaus audinys yra pakankamai storas, bet tada kišenės maišelį būtinai reikia parinkti į audinio spalvą. O jeigu audinys yra labai plonas, jūs galite vidinį kišenės maišelį daryti ir iš pagrindinio audinio. Jeigu jūs turite klausimų, kaip pasisiūti kišenę, arba jeigu jums kas nors neaišku, tai ką aš jums papasakojau, jūs galite užduoti savo klausimus komentaruose. O jeigu jums patinka mano pamokos, paspauskite like ir susitikim kituose susitikimuose. Sėkmės, gražių jums kelnių ir gražių kišenių.